Labas vakaras, gerbimi televizijos žiūrovai. Šiandien eteryje laida Žiūrovo vardu ir mes esam susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus kabinete, su kurio čia mes susitinkam. Pirmą kartą, sakykit, kaip jūs užėmėt šį postą. Čia daugiau pagarbos ar daugiau pretenzijų jums ir kaip iš viso santykiai pasikeitė su rinkėjais, su mūsų, su visuomenė ir taip toliau? Žinoma, ministro postas reikalauja iš tikro daug didesnė darbo krūvio, kadangi ypač susisiekimo ministerija yra sulipdyta iš dviejų ministerijų. Tai yra transporto ministerija ir ryšių ministerija. Taigi tenka būti atsakingam už tokią labai didelę, sakyčiau, ir labai svarbią Lietuvos ekonomikai infrastruktūrą. Ir internetas, ir televizijos perdavimas, ir mobilūs ryšiai, ir pasienio postai, ir vidaus vandenys, ir keliai, ir geležinkeliai, uostas. Taip sakant, tas sritis iš tikrųjų labai yra plati. Sritis plati, tai liktai atrodo ir pagarbos daugiau, bet iš kitos pusės atsakomybės jausmas yra visiškai kitas, nes vien 12 valstybinių įmonių, kuriom tenka vienaip ar kitaip prižiūrėti veiklą, tai nėra toks paprastas dalykas. Žinoma, kiekviena įmonė turi savo vadovybės. Reiškia, ten kasdieninė turbūt priežiūra tokia ministras neveda, bet vis tiek atsakomybė neišnyksta ir kaip matėt ir ne kartą netgi mūsų nepriklausomos Lietuvos istorijoje buvo nemažai atvejų, kai už pakankamai, sakykime, nedidelius įvykius būdavo reikalaujama ministro atsistatydinimo ir tokių faktų yra įvykę. Taigi darbų krūvis ir atsakomybės dydis tiesiog iš visų mano prieš tai turėtų pareigų čia yra nepalyginamai keliasdešimt kartų didesnis. Ir atsakomybė, ir tuo pačiu galbūt ir pretenzijų iš žmonių, arba jūs jaučiat tokią naštą. O kas jums labiausiai padeda tam sunkiam darbe? Sakykime, ar jūsų partiečiai, jūsų šeima, jūsų draugai, kaip jaučiat, iš ko jūs jaučiat daugiau palaikymą? Žinoma, palaikymą jaučiu iš visų ir iš partiečių, kitaip jie matyti nebūtų mano paskirimo metu, jie nebūtų rodę pritarimo ir aš nebūčiau patapęs tuo, ką patapau. Jie matyti tai vertina mano darbo ekonomikos komitete Seime, kuriam taip pat priklauso kuruoti transporto sritį. Šeima mane visą laiką palaikė mano ambicijose. Draugai taip pat, su draugais įvairiai, kuo aukštesnės pareigos, tuo daugiau draugų, kuo pareigos, jeigu pakinta, draugų ratas moment sumažėja, bet didžiausias turbūt palaikymas tai yra, sakykime, ta mano politinė administracinė komanda. Tai yra viceministrai, tai yra ministro patarėjai, tai yra visas personalas administracinis ministerijos. Čia mes laikom, bent jau aš laikau ir jaučiu, kad ir jie panašiai, kad mes esam vienos komandos dalis, gal kartais net nepriklausomai nuo, sakykime, skirtingų politinių pažiūrų, nes čia netgi nelabai ir gilinamės, kas kokiom politiniam pažiūrom, išskyrus mano politinę komandą, kas kokių turi politinių pažiūrų. Mes žiūrim pakankamai dalykiškai į visus reikalus ir skaitom, kad vienam vežime turim visi kartu dalintis atsakomybę, bet kartu dalintis pagarba ir laurais arba pasiekimais. Po kiek laiko jums tenka dirbti, po kiek valandų jūs dabar dirbat, kadangi krūvis pakankamai didelis ir turbūt valandos suskaičiuotos? Tai pasakysiu, būna įvairių dienų. Paprastai jau taip tradicija įaugus, kad aš į darbą ateinu 1 valandą anksčiau negu priklausytų. Ministro darbo laikas turėtų prasidėti 8, aš principė 7 valandą ryte jau būnu darbo kabinete, kad galėčiau peržiūrėti pateikiamą informaciją, dokumentų projektus ir panašiai. O po darbo priklausomai, po darbo oficialaus laiko priklausomai, kokios yra užduotys ir koks yra poreikis. Aš niekada ir privačiam versle dirbdamas ne per daug skaičiau su darbo valandomis ir skaitau, kad jeigu yra poreikis,
Tai yra poreikis, gal ilgiau užsitęsia tik tai tada, kada išvykstu į rajonus, regionus, tada, žinoma, grįžtų kartais ir vidunaktį. Darbo krūvis priklauso nuo ko, tai nuo premjero, nuo prezidentės, sakykime, ar jūs pats savo iš savęs reikalaujat to, ko reikia pirmoje eilėje? Pirmiausia, tai darbo vadovas, sakykime, yra vyriausybės programa. Tai yra pagrindinis dokumentas ir konkrečių užduočių iš premjero, ar tuo labiau iš prezidentės. Iš prezidentės sumoje yra labai retas toks dalykas, kad prezidentą kištųsi į kokią tai stipriai į ūkinę veiklą tiesiogiai, bet ir iš premjero užduočių nėra daug. Tačiau yra vyriausybės programa, yra vyriausybės įgyvendinimo programos planas ir tai yra vadovas visiems mūsų darbams. Plius, apart to, dar yra ir Europos paramos įsisavinimo programa. Tai sudėjus tas du pagrindinius dokumentus, gaunasi ministro kaip ir, sakykime, pagrindinės darbo gairės. Sakykime, dėl išsilavinimo. Jūs turite aukštą išsilavinimą, techninį, chemikas. Dabar neseniai buvo straipsnis Tapino, jūs galbūt ir neskaitėt, bet sakykime, kad jisai ten kritikuoja tai, kad mūsų ministrai jisai laiko, kad tai nepakankamas išsilavinimas, kad reikėtų baigti užsienio ten Londono universitetus arba ten Jungtinių valstijų, Sorbonos ten ir taip toliau. Kaip jums šitas tiek išsilavinimo, kiek jūs dabar turite ir patirties, ar jums tai pakanka jūsų darbe? Aš skaičiau šito rašytojo Laimono Tapino straipsnį. Žinot, ir tiesiog reiktų grįžti prie mūsų realybės. Ar iki nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje galėjo kas nors baigti Harvardą, Oksfordą ar Sorboną? Galbūt norinčių buvo. Ar 10 metų po nepriklausomybės atkūrimo kas nors iš mūsų piliečių, išskyrus labai nedidelę dalį, turėjo finansinių galimybių važiuoti mokytis į Sorboną, Oksfordą, Harvardą, Džeilį ar kitus universitetus? Žinoma, aš ne prieš būčiau ir dabar pasimokyti. Bet mano finansai neleidžia to padaryti. Jeigu valstybė imtųsi ir siūstų, tai aš suprantu. O tada galėčiau palyginti, ar man užteko iki baigimo užsienio universiteto, sakykime, gebėjimų ir ant kiek jų padidėjo po baigimo. Deja, tokia yra mūsų istorija. Ir šiandieną, jeigu reikėtų surinkti, sakykime, vyriausybę, kuri iš absolventų, kurie baigė universitetus užsienyje, taip pat būtų problematiška, nes algos valstybės tarnyboje, tame tarpe ir ministro alga, toli gražu neadekvati tiems absolventams, kurie gauna algą privačiam versle. Taip, kad aš mokytis dar vis pasiryžęs, bet realių galimybių nelabai turiu. Tenka pasitenkinti konferencijoms, kursais. Iš kitos pusės pasižiūrėkime vėlgi. Profesorius Pavalkis. Lyg tai buvo aukščiausios kvalifikacijos habilituotas daktaras. Bet vis tiek, nežiūrint jo kvalifikacijos, jo ministrų neliko. Docentė Vėsaitė, taip pat, mokslo daktarė ir panašiai. Žinot, ne vien laipsniai lemia, sakykime, darbų sėkmę ir vadybą. Jūs ministrų dirbat jau beveik 3 metus. Sakykit, ko jūs gailitės, kad nepadarėt, arba jums neišeina kažką padaryti tokio, ką jūs planavot, arba ką jūs padarėt, ko galit didžiuotis per tą laiką? Labai sunku vertinti savo darbo, sakykime, arba tame tarpe ir savo darbo pasiekmes. Bet kažkiek tai norėčiau, kad vertintų kiti. Bet kažkiek turbūt galima pasakyti būtų. Sakykime, SGD terminalas. Mes turėjom išgilinti Klaipėdos uosto akvatoriją. Priėmiau, darbai buvo nepradėti ir jau vėlavo nuo grafiko 2 mėnesiams. Padarėm viską laiku, pasivijom grafiką, niekam netrukdėm.
Reikėjo išgilinti visumoje Klaipėdos valstybinį jūrų uostą iki 14,5 metro gylio. Viską tą ir suradom finansus, padarėm ir dabar džiaugiamės, kad Panamax, post-Panamax tipo laivai, konteineriniai didžiuliai laivai atplaukia ir kruiziniai laivai turi kur švartuotis ir panašiai. Na, manyčiau, kad tai yra iš tikrųjų darbo sėkmė. Ko mano srityje, sakykime, pasigendu, kas man, sakykime, skauda. Kai būnu rajonuose, regionuose, žmonės tikrai labai skundžiasi keliais, ypač žvyrkeliais. Žmonės nelabai skiria, kur yra valstybiniai keliai, o kur savivaldybei priklauso keliai. Bet visumoje keliais. Žinot, jeigu finansinė padėtis būtų buvusi geresnė, šitoj srityje tikrai yra problemiška ir daug kas galima būtų nuveikti. Ir eismo sąlygų gerinimas, ir verslo labiau migracija į regionus, į mažesnius miestelius būtų sąlygos geresnės. Bet čia turiu viltį, kad politinės partijos, ypač dirbančios bendroji koalicijoje, yra sutarę, kad kitais metais papildomai skirs 70 milijonų eurų žvyrkelių asfaltavimo programai gyvendinti. 70 milijonų eurų, tai vis dėlto apie 250 panašiai kilometrų žvyrkelių būtų išasfaltuota. Tai tikrai būtų labai geras ženklas. Bet kadangi finansinės galimybės iš pradžių buvo žiūrima, kaip po krizės atstatyti atlyginimus, pensijas, užsiimti namų renovacijom ir visą kitą, taupyti energoresursus, įgyvendinti energetikos nepriklausomybės programą. Todėl kelių pinigai šiek tiek augo, bet ne tokiu mastu, kaip mes turėjom 2008 iki kriziniais metais. Labai aktualus klausimas dėl korupcijos tarp valdininkų. Jūs dabar valdininkas aukščiausios kategorijos. Sakykit, ar pas jūs susidūrėte su tokia problema savo darbe? Ar kas nors jūs kreiptųsi su prašymu atlikti kažkokius tai veiksmus, kurie būtų neteisėtai, sakykime? Prašymų tikrai buvo ir yra labai daug. Ypač, kai išvykstu į rajonus ir regionus, gal čia darbo kabinete nesu labai atvirai pasiekiamas kiekvienam prašytojui, bet regionuose ir šiaip konferencijose, susirinkimuose, nėra tokio susibūrimo, kuriame neišgirsčiau kokiu nors prašymu. Ant kiek jie teisėti, neteisėti, man sunku spręsti. Jeigu žmogui skauda, jis ir prašo. Bet, sakykime, kad siūlytų atlygį už prašymą, tokio atvejo nesu turėjęs. Ne visus prašymus, sakykime, kai kada labai aiškiai matau, kad negalėsiu jų patenkinti, dažnai atsakau, nors tą sunku daryti, bet sakau taip, kaip yra, ne. Tuos, kuriuos galima įspręsti, bandom įspręsti. Dėl kurių abejojame, linkę nagrinėti. Tai tokia maždaug skamba, bet kad gavęs būčiau arba pasiūlymą už atlygį kažką atlikti, taip nėra. Tai čia matyt daugiau galbūt mytas toks, žmonės kažkaip tai, arba tai yra spauda, išpūstas tas klausimas iki... Nežinau, kaip yra iš tikrųjų, bet matyt žmonės suvokia, kad vis dėlto ministrui siūlyti ką nors, yra ir pavojinga, ir neatsakinga, ir tai gali būti labai įsiversti netinkam. Galbūt tas vyksta žemesniam lygyje, aš to neneigiu, matyti, to visko yra, bet ministro, viceministro lygmenyje to mane teko pastebėti. Ar jums dažnai tenka priimti nepopuliarius sprendimus ir tuomet jūsų rinkėjai arba aplamai žmonės paprastai nepatenkinti to, kokius jūs sprendimus, sakykime, priėmė? Tokių atvejų yra ir vėl grįžtų prie žvyrkelių asfaltavimo programos. Nėra taip, kad pabuvočiau rajone ir neišgirsčiau norų daugiau, negu yra galimybių patenkinti. Ir aš kartais priverstas pasakyti, kad ne, to dar nebus. Yra žmonės, kurie galvoja, kad, gal teisingai galvoja, kad, jo problemos arba tos gyvenamosios vietovės problemos yra pačios svarbiausios. Aš suprantu, kad žmogui taip, bet aš turiu vadovautis kitais kriterijais. Pavyzdžiui, žvyrkelį asfaltuojam
tik tuo metu, jeigu eismo intensyvumas viršija 300 automobilių per parą. Bet yra prašymų, kur nesiekia nei trečdalio, nei penktadalio to intensyvumo ir vis tiek žmonės atkakliai reikalauja. Na tai yra sakoma, padarykim pirmą ten, kur eismas intensyvesnis, paskui eilės tvarka darysim visur kitur. Žinoma, išimtis tam tikros yra. Jeigu ten kūrėsi verslo bendruomenė, jeigu ten kūriamos darbo vietos, jeigu ten yra koks tai, reiškia, paminklinis dalykas, istorinis paminklinis dalykas ar kaimo turizmas, tada mes kaip ir išimtis kartais ir padarom. Bet tai vėlgi bendruomenė mato, kad tai bus darbo vietos ir į tą žiūri palankiai. Dabar aš noriu viskai persikelti į konkretumą, į Jonavą. Yra pas mus dabar tęsiami keliai, bus investuojami pinigai ir taip toliau. Dabar šiaurinis apvažiavimas, sakykime, autostrada, taip? Pietinis apvažiavimas, ne šiaurinis, bet pietinis apvažiavimas, kur yra dabar problemų su žemės sklypais ir tas projektas sustojo, kol kas vietoje niekur neina. Tačiau bus geležinkelis, bus pratęstas per Jonavos rajoną, ten tokių problemų nėra. Ten nieks kol kas nesustoja, viskas tvarkoja ir nors yra ir nepatenkintų žmonių dėl žemės sklypų, tačiau ten koks skirtumas tarp tų dviejų objektų, kodėl vienoje vietoje yra tokių problemų, kitoje nėra. Manau, kad neteisingai buvo pasielgta planuojant, sakykime, kelių infrastruktūrą. Jeigu būtų pirmas suplanuota, šitas pietinis apvažiavimas ir jo trasoje nebūtų išdalintos žemės, tai būtų viskas daug paprasčiau. Bet pirmiausia, turbūt buvo išdalintos žemės, o paskui, reiškia, arba netgi suplanavus leista buvo grąžinti nuosavybę arba persikelt nuosavybę. Tai va čia ir yra mūsų didžioji bėda ir ne tik Jonavos rajone. Man tiesą sakant, pietinis apvažiavimas, jis užplanuotas. Šitam finansiniam periode, tai yra 14-20 metai, pinigai yra jam numatyti. Žinoma, tam, kad pradėti projektavimo darbus, turi turėti nuosavybės teisę žemę. Žemės išpirkimui pinigai taip pat yra numatyti. Bet tiesiog yra nesusišnekama dėl kainos savininkais. Ir man šiek tiek paradoksas, tiesą sakant. Jeigu hektaras žemės, aš kaip pavyzdį sakysim, kainuoja 10 000 litais žemės ūkio paskirties, kažkodėl savininkas sako, kad jo žemės hektaras vertas 1 000 000. Tai jeigu jis iš tikro vertas 1 000 000 ir jeigu savininkas yra sąžiningas, tai jis ir mokesčius nekilnojamo turto turėtų mokėti nuo 1 000 000. Bet ne, moka nuo 10 000, o sako, kad vertė 1 000 000. Tai nėra sąžininga. O valstybė gali mokėti tik tai tokią kainą, kokia yra vidutinė, toj kadastrinė vietoje. Aš manau, kad dar kiek tai procesas užtruks, bet vienaip ar kitaip tas žemės paėmimas įvyks. Norėtųsi, kad jis būtų greičiau, aš labai norėjau, kad mano kadencijoje iškitas būtų pradėta daryti. Jonavičiai laukia irgi. Taip, bet šiais metais, į kitų metų, kiek tai laikotarpį persikels, bent jau 2 žiedinės sankryžas toj trasoj padarysim, turėdami mintyje, kad kada padarysim ir pačią apvažiavimo aplinkelio trasą. Tai tokia problematika. Paskutiniu metu pasirodė informacija apie tai, kad projektuotojai geležinkeliai nori ne per Žuklą, kad jisai eitų, bet eitų iš pietų pusės ir ten daug žmonių, kurie nepatenkinti, kuriems pro namus bus geležinkelis triukšmas, pro žemės irgi taip pat bus nemažai paimta iš tų žmonių, ūkininkai ypatingai nepatenkinti. Ir dabar vis tik daugiausiai, kaip visuomet ir būna, visuomet strėlių į jūsų pusę, kad kaltas ministras ir ministras gali priimti sprendimą, ar iš vienos pusės būtų geležinkelis, arba iš kitos pusės būtų geležinkelis. Jūs galit mūsų žiūrovams paaiškinti, kokią šitoje vietoje situacija ir ant kiek jūs galit įtakoti, sakykime, kad būtų vienoj arba kitoj vietoje. Ar jūsų ta nuomonė, kurią jūs išsakysit, ar jinai
turi labai didelį svorį, ar tai yra didelė įtaka? Manau, kad vienaip ar kitaip svorį jį turi, be jokios abejonės, bet aš linkęs ne politiniais sprendimais rinktis. Vis tiek trasos kryptį turim rinktis ekonominiais, gamtosauginiais, kultūrosauginiais, ekologiniais, socialiniais ir kitais parametrais, kurie turi būti palyginti. Ir trasos negalima pasakyti, kad ruošti tik vieną variantą. Tų variantų turėtų būti daug. Ir pirmiausia, tie variantai turėtų būti aptariami su bendruomenėm, su savivaldybėm. Žmonės turi būti informuoti. Kur trasą bevesi, visada žemės paėmimo klausimas arba nuosavybės paėmimo valstybės reikalavimų klausimas, jis visada iškils. Trasos negali pakabinti ore. Ar tai būtų geležinkelis, ar tai būtų kelias, visada konfliktinė situacija turės. Reikia žiūrėti ir geležinkelio parametrų. Negalima geležinkelį padaryti kaip gyvatė vinguriuojantį. Tada neužtikrinsi greičio parametrų, saugos parametrų ir visokių kitokių dalykų. Taigi šie dalykai turi būti derinami. Bet ministro sprendimas, sakykime, šiuo atveju turi įtakos, bet jis motyvuotas ir gyventojų interesais, ir ekonominiam prielaidom, ir techniniam galimybėm tokius dalykus padaryti. Pagaliau ir kaina. Kaina taip pat yra svarbus veiksnys parenkant trasą. Tai dabar mes esam pradinėje stadijoje. Dabar dar jokie projektavimo darbai nevyksta. Dabar vyksta spec plano parengimas, kuris pagrįstų trasos vietą. O paskui jau prasidėtų ir projektavimo procesas. Tai tiek projektavimo stadijai, tiek dabar spec plano rengimo stadijai, kadangi trasa praeis per visą Lietuvą, tai teks dirbti su visom savivaldybėm. Ir iš tikro problemų atsiras, nėra šnekos. Kai kur sklypas privatus bus padalintas į dvi dalis ir visa kita, ir visa kita. Taip, bet jeigu mes turim kaip valstybė strateginį tikslą integruotis į europinę geležinkelių tinklo struktūrą, tai mes integravomės į piniginę struktūrą, į energetinę struktūrą, į politinę struktūrą, į gynybinę struktūrą. Tai neišvengiamai mes integruosimės ir į transporto logistikos infrastruktūrą. Ir tai yra nuoseklu ir logiška. Todėl, matyti, tardamiesi, ieškodami kompromiso, turim judėti šito keliu. Dar įdomu būtų žiūrovams žinot tokį klausimą dėl mūsų Klaipėdos laivininkystės, Lietuvos jūrų laivininkystės padėties. Jūs dabar spaudos kaltina apie tai, kad jūs išskyrėt 3 milijonus tam, kad padengt skolas, kad dar nebankrutuotų šitą įmonę. Mano akimis, tai turbūt, kaip aš suprantu, tam, kad paprasčiausiai laivai grįžtų namo, kad galima būtų išmokėti atlyginimus žmonėm, o paskui jau galima ramiai, civilizuotai šitą įmonę bankrutuoti. Paaiškinkit situaciją, kaip yra iš tikrųjų, nes juk spaudoj žurnalistai, kai kurie konkrečiai savo, kad Sinkevičius kaltas, kad 3 milijonus, tai čia jo kaltė, jisai padarė neūkiškai. Ilga čia istorija ir tiesą sakant, bet jį prasidėjusi nuo 2007 metų, bet pagrindė įgavusi savo pagreitį 2008-aisiais. Nuo tų metų Lietuvos jūrų laivininkystė dirbo tik į nuostolį, plus turėjo pasiėmus galingus kreditus dešimtimis milijonų dolerių su aukštomis palūkanų normomis. Ir pablogėjus rinkos situacijai ir kritus pervežimo laivais tarifams, įmonė nesugebėjo generuoti tiek pinigų, kad grąžinėti skolą ir dengti palūkanas. Na ir situacija gavosi tokia, kad už pradelstus įsiskolinimus laivus pradėjo vieną po kito areštuoti mūsų kitų valstybių uostuose. Tie 3 milijonai paskola, kurią suteikė Lietuvos geležinkelis laivininkystė, ji nėra komercinio pobūdžio. Vis tiek ten dirba Lietuvos piliečiai. Jų buvo 90 piliečių, dabar jau dalis yra susigrąžinta, 73 dar likę laivuose. Grąžinimuose laivų procesas vyksta, bet jūroje arba laivuose ta procedūra daug sudėtingesnė negu sausumoje.
Sausumoje įmonė nebedirba, jos skolos didesnės negu turimas turtas, bankroto procedūra, ateina bankroto administratorius, darbuotojai eina iš darbo, jie gauna 2 mėnesių iš garantinio fondo išmokas ir viskas tos pasibaigia. Laivininkystės arba jūriniai toj srityje yra visai kas kita. Laivo netgi areštuoto įgula negali palikti, ji lieka laive. Bendrovė, kuri valdo laivus, neturi pinigų palaikyti laivo gyvybingumą, maitinti jūreivius, elektrą tiekti, vandenį ir taip toliau, medicinės visas paslaugas. Todėl, ką daryti, reikia gelbėti savo piliečius. Galėtum piliečius paimti ir parsivežti į Lietuvą, bet tada laivą palieki be įgulos, kas yra neleistina pagal tarptautinės teisės normas, nes laivas uoste gali atitrūkti, gali kapitonas uosto pareikalauti išplaukti į jūrą dėl gaisro, gali laivas dėl taifūno, audrų taip pat būti paprašytas išplaukti. Ir jeigu jis be įgulos ten bus, jis išplaukti negalės ir esant ekstremaliai situacijai, pavyzdžiui, gaisrui, arba įsiliejus naftos produktam, gali būti pažeista uosto įrenginiai, gali būti pažeisti kiti laivai ir tada su ta vėliava, kuris tas laivas pažeidė, atsakys ta valstybė už tos visus nuostolius. Reiškia, turi išvaduoti ne tik įgulą, bet kartu su laivu. Ir dėl to tas procesas nėra toks geras, nes teismai areštavo, dabar reikalinga tuos teismus atsukti. Aš manau, kad kito kelio Lietuva tiesiog neturi. Gero kelio nebuvo. Rinkomės geriausią iš blogiausių. Tai nemanau, kad čia teisingi kaltinimai. Lietuva turi pasirūpinti savo žmonėm. Ir ne dėl to, kad čia bendrovė, reiškia, sudarytumėm kokias tai komercinės sąlygas išskirtinės, kad ne, nieko panašaus. Šiuo atveju vyksta pasirūpinimas laivai turtu ir įgula, kas yra neatsiejama, o dėl jos veiklos spręsime atskirai. Jeigu susidarys palankios sąlygos, galbūt bendrovė sugebės tęsti veiklą, jeigu bankai nurašys dalį skolų, kapitalizuos, galbūt nupirks bendrovės akcijų, galbūt veikla ta pasirodys tęstina. Jeigu jos nepavyks tęsti, tai tada darysim taip, kaip jūs sako. Susigrąžinsim laivus ir eisim į bendrovės kokią tai reiškia atsiskaitimą su personalu ir likvidavimą. Dabar apie tos 12 įmonių, kuriuos jūs kuruojat, yra valstybinės įmonės ir kurių ekonominis, pasak prezidentės, ekonominė situacija nėra labai gera per paskutinius metus. Ar nėra taip, kad mūsų užsienio reikalų, užsienio politika žlugdo tų įmonių darbą ir įtakoja į darbą tų įmonių, į ekonominius jos rodiklius? Na, aš pasakyčiau taip, geopolitinė situacija tikrai lemia transporto ir logistikos sektoriaus veiklą. Ne aš formuoju užsienio politiką, bet aš šneku apie geopolitinę situaciją. Iš kitos pusės, per tuos 3 metus įmonių finansinė veikla nuolat gerėja. Taip, netokiais tempais, kokie kartais reiškia siektini tempai versle, bet bendra situacija yra gerėjanti. Na, paimkim Lietuvos paštą, buvo skolose, dabar jau duoda pelną, įmonė problematika, duoda pelną, įmonė Diatonas duoda pelną, na, geležinkeliai uostas, jie visą laiką davė pelną, geležinkelėse pelningumas pamažėjo, bet mes šitoje srityje atliekam ir socialinę funkciją. Kaip pristato geležinkelio, sakykime, Lietuvos geležinkeliai už keleivių vežimą, mums niekas nekompensuoja, nei valstybės biudžetas, nei nieko, ir ta veikla yra nuostolinga. Ir tų nuostolių arti 100 milijonų litų per metus susidaro. Bet tai socialiai reikalingi tie maršrutai. Ir mes nuo to niekur, aišku, jeigu žiūrint iš verslo pozicijų, kas nuostolinga, arba užkeliam bilietų kainas, arba, nutraukiam vežimą. Taip, kai kuriuose vietose jau priėjom prie to, labai jau, tiesą sakant, mūsų gyventojai automobilizuoti. Ten, kur maršrutė traukinyje važiuoja nuo 8 iki 20 keleivių,
per dieną, na tai žinoma, tokių maršrutų nelaikom, bet kur maršrutai yra labiau apkrauti, bet tai yra tam tikra socialinė paslauga. Jeigu jos neteikti, tai gali toj vietoj turėti didesnį pelną, žinoma. Aš manau, kad padėtis yra gerėjanti, bet nėra lengva. Tiesą sakant, geopolitinė situacija įtakoja tą dalyką pakankamai stipriai. Jūs vadovaujat ministerijai pakankamai sėkmingai, jau beveik 3 metai. Sakykit, o kokioj srity jūs norėtumėt, Lietuvos ūkį aš turiu omeny, kokioj srity, kokioj ministerijai jūs norėtumėt pavadovauti, jums rankos nešti, sakykime, kur jūs jaustumėt save toj vietoj? Aš manau, kad dabar, aš esu stipriausias savo vietoje. Ir turbūt, nelabai norėčiau kam nors eiti į kitą ministeriją. Bet šiaip, kadangi ekonomikos komitetas, Seimo ekonomikos komitetas, kuriame pradirbau jau 3 kadenciją, kuruoja ir energetiką, ir transportą, infrastruktūrą, taip sakant. Tai žinoma, man infrastruktūrinės ministerijos būtų, pačios tokios kaip ir suprantamiausios. Yra pas mus pabėgėlių centras ir dabar žadama atvežti kažkiek tai pas mus pabėgėlių. Gyventojai baiminasi, ne tik jonaviečiai, bet aplamai Lietuvos gyventojai. Kaip jūs kaip jonavietis žiūrit į šią problemą? Ar tai yra iš tikrųjų labai baisus dalykas? Na, žinant, kiek lietuvaičių išvyko į kitas šalis ir nebuvo išvyti, ir išvyko ne dėl karo, o iš esmės ir Lietuvoje buvo galima gyventi, bet ieškodami geresnių gyvenimo ir darbo sąlygų. Ir mūsų niekas ten neišvijo, jeigu mes ten neapsivogėm, jeigu dar ko nors neįstatymiško nedarėm. Aš manau, kad čia šiuo atveju šnekam apie žmonės, kurie bėga nuo karo arba bado. Čia yra kita problema. Ir aš pamenu, kaip buvo kūriamas Rukloj pabėgėlių centras. Taip pat tada niekas jo nenorėjo. Geriau žinoma, kad tų pabėgėlių nebūtų. Bet ar tie keli šimtai integracijai žmonių gali pakeisti kaip nors mūsų kriminogeninę ir kitokią situaciją? Aš manau, kad jeigu tinkamai pasiruošim, jeigu bus sukurta policijos nuovada, jeigu bus numatytas jų mokymas tiek mūsų istorijos, tiek kalbos, tiek visa kita, jeigu po to periodo, kai jie atbus pabėgėlių centre, bus tolygiai išskirstyta, nepalikta vien rajone, o išskirstyta per visas savivaldybės, na tai neturėtų kilti didelių problemų. Taip, mes esam bendros sąjungos nariai ir vis tiek šioj srityje turim būti solidarūs. Tuo labiau, kad tie skaičiai nėra tokie baisus, kurie čia sukeltų kokį tai stresą. Čia daugiau turbūt politinis arba požiūrio klausimas. Mes neturim būti vien savanaudiški, tiek gynybos srityje, tiek dalinantis, gerovę, tiek dalinantis problemas, turim būti solidarūs. Kaip jūs žiūrit į Lietuvos ateitį? Kokioj srityje jūs matot optimistiškai žiūrit ir kas jūs neramina? Aš galvoju, kad Lietuvos ateitis laukia gera. Vis dėlto ji bus, sakykime, grįsta intelektualumu. Pagrindinė, matyt, mūsų vertybė, kurią turim šiai dienai, išsilavinusiais žmonėmis. Mes labai stipriai vystomės ir žengiam IT srityje ir matot, kad ir Europoje, ir pasaulyje mes esam pakankamai aukštose vietose ir tą potencialą išnaudosim. Mes bet kokiu atveju būsim tranzito šalimi ir vėlgi tą dalyką išnaudosim. Žinoma, žaliavinės bazės nebuvimas kreips verslą ir mokslą kurti intelektualų produktą. Ir turbūt toj srity reiktų orientuotis ir rengiant savo specialistus, IT, inžinerinės technologijos srityje. Tai aš matau, kad mes gyvenimo lygis tarp vakarų Europos ir rytinės dalies ilgainiui, aš negalėčiau pasakyti už kiek, bet jis išsilygins, tikrai išsilygins, nes kitaip reiškia, nes jau tokios ekonominės ir politinės sąlygos yra pilnai sudarytas. O problemos tai visada kiekviena valstybė kaip ir
bando numatyti problemas. Ar jos atsiras ar neatsiras, sunku man pasakyti. Nesinorėtų turėti kokių tai ginkluotų konfliktų, norėtųsi turėti gerus kaimyniškus santykius su aplinkiniam valstybėm, pagristus ekonominę naudą, supratimu. Bet čia prognozuoti sunku, kadangi ne vien nuo Lietuvos žingsnių tas viskas priklauso. Plius būdami aljansų ir bendrijų nariai, negalim laikyti visiškai nesolidarę savo užsienio politiką. Aš girdėjau, kad jūs artimiausių laikų išeisite atostogų. Kur jūs atostogaujat ir kaip jūs leidžiat laisvalaikį? Žinau, kad jūs medžiotojas, ar jums pavyksta dar išeiti į medžioklę? Jūs gal važiuojate į Afriką, ten šaudyt? Ne, niekada Afrikoje nebuvau jokios medžioklės tikslais. Keletas syk buvau verslo ir vienas syk buvau Egipte poilsio tikslu. Atostogų vargu ar pavyks išeiti, ryšim su visokiam darbo problemomis pats savo atostogas atšaukiau, bet gilėjant į rudenį galbūt susidarys galimybė 1 ar 2 savaitės turėti laisvas. Šiaip atostogauju, savaitę paprastai praleidžiu Preiloj pas draugus, turiu kur apsigyventi draugų būte. O daugiau, jeigu yra galimybės, kartais šaltuoju periodu, arba į Turkiją, buvau Egipte, tokį irgi savaitį maždaug. Tai tokios maždaug mano atostogos. O pamedžiot kartais tenka, bet į Jonavą jau mažai užsuku, nors ten 2 klubų narys, tiesiog per toli važinėti. Bent jau išeiginę dieną galbūt ir galima, bet šiaip savaitės periode tas neįmanoma padaryti. Kągi, ačiū Jums už pokalbį ir sėkmės darbuose. Ačiū Jums už pokalbį, Jums taip pat sėkmės ir visiems žiūrovams sėkmės. Ačiū visiems žiūrėjusiems, iki kitos savaitės.